Mesti rūkyti yra vienas iš svarbiausių veiksmų, kurių jaunimas gali imtis norėdami pagerinti savo sveikatą. Metimas rūkyti gerina sveikatos būklę ir gerina gyvenimo kokybę, sumažina ankstyvosios mirties riziką ir gali pailginti gyvenimo trukmę net iki 10 metų. Sumažina ligų ir mirties nuo širdies ir kraujagyslių riziką. Nauda kvėpavimo sistemai. Sumažina kvėpavimo takų simptomus, pavyzdžiui, kosulį, švokštimą, skreplių išsiskyrimą ir kvėpavimo takų infekcijas, tokias kaip bronchitą, pneumoniją. Taip pat daro įtaką asmenims, kurie serga astma. Metimas rūkyti pagerina asmenų sergančių astma gydymo rezultatus. Nauda psichiniai sveikatai. Nustojus vartoti elektroninę cigaretę su nikotinu ar be, su priemaišomis ar be, gali pagerėti nuotaika ir emocinė sveikata. Amerikos širdies asociacijos atliktame tyrime, kuriame dalyvavo daugiau nei 2500 paauglių ir jaunų suaugusiųjų, nustatyta, kad maždaug 60% elektroninių cigarečių vartotojų pranešė apie patiriamus nerimo bei depresijos simptomus. Taip galime daryti išvadą, kad nustojus rūkyti elektroninę cigaretę galime sumažinti depresijos ar nerimo patiriamus simptomus. O svarbiausias dalykas, jog visų jaunų suaugusiųjų smegenys vystosi iki 25 metų. Todėl, nutraukdami elektroninių cigarečių vartojimą, galime sustabdyti netinkamą smegenų brendimą ir leisti kūnui ištaisyti žalą, kurią padarė elektroninės cigaretės. Metimas rūkyti yra geriausias būdas apsaugoti šeimos narius, draugus, artimuosius ir kitus nuo pavojaus sveikatai susijusios su pasyviu rūkymu. Metimas rūkyti turi naudos sveikatai bet kuriame amžiuje, nesvarbu kiek laiko ar kokį kiekį rūkėte.